Šiandienos tema yra lengvumas. Bandžiau paklausti, kokią temą šiandien kalbėti. Ir nebuvo atsakymo. Buvo pajautimas maždaug, kad galiu kalbėti apie ką noriu. Ir tas lengvumas iš tikrųjų atėjo į galvą, nes prieš tai buvusios mintis irgi buvo apie įtampą prie žmonių, ne? Ir kaip svarbu atlaisvinti tą įtampą, bet tą įtampą reikia atrasti, iš kur jinai atsiranda, iš kokio įsitikinimo, programos ar prisirišimo. Ir tada sąmoningai atleidinėti, kaip sakant. Savo gamtoje gali būti, savo viens ramiai atsipalaidavęs ir nėra problemų. Bet mūsų pamokas eina dažniausiai per santykį su kitu žmogum. Ir mano atveju, galimai čia gali būti pas daug žmonių šitas dalykas. Aš pastebėjau, kad prieš būnu atsipalaidavus ir jeigu atsiranda aplinkoje žmonės, aš tiesiog įsitempiu, ne? Tai tiesiog mano programa. Pas mane yra programa dėl vertės, dėl savo vertės, kad aš ją turiu įrodyti ir kad aš turiu būti pirma, kad aš turiu lenktyniauti su kitais žmonėms visur ir visada ir juos aplenkti ir būti pirmesnė už juos, kad būčiau vertinga. Ir kame esmė, kad prie žmonių aš visą laiką įsitempiu, nes jaučiu pareigą juos aplenkti. O kai esu viena, aš galiu būti savim. Aš galiu klausytis paukščių, galiu džiaugtis tiesiog. Ir va. Tai vat svarbu vis dėlto pasidžiaugti tą gamtą ir pasidžiaugti tą tylą, tą ramybę, kuri atsiliepia ir vidui, atsiliepia ir išoriai. Ir vis tiek sąmoningai grįžti į tos santykius su žmonėm ir bandyti atlaisvinti tą įtampą. Bandyti nebebūti pirmu arba paskutiniu. Arba laimėtojai, arba pralaimėtojai. Būtų tuo tarpiniu. Tiesiog vidutinis. Vidurinis variantas. Ir tai ir tikrasis laimėjimas. Tas vidurys. Tai va, laimės visiems, lengvumo, tylos ir ramybės. Ir pabūt gamtoj kuo daugiau.